Nes iš tikrųjų ligšioliai psichologai fiksavo, kad mergaitė buvo auginama egocentriška asmenybė, kad mergaitė nebuvo ugdoma ir auklėjama, kaip turėtų kiekvienas vaikas būti auklėjamas. Natūralu, šiandieną mamai bus tikrai sunku išugdyti vaikui visus normalius gebėjimus, kad ryte reikia keltis ir eiti į mokyklą, kad atsikėlus reikia nusiprausti ir dantis išsivalyti ir taip toliau. Tai visą šitą mamai teks praeiti. Natūralu, kad mergaitė reikės didelės psichologinės pagalbos, įveikti visą tai, ką ji turėjo per tą laikotarpį, ką jinai patyrė. Ar aš gerai jūs supratau? Jūs sakote, kad ekspertai nustatė, jog buvo netinkamai auklėjama Vencickų šeimoje? Visais atvejais psichologai fiksavo ir patį bendravimą mamos ir dukros, ir kaip buvo mergaitei suteikiamos paslaugos, kaip mergaitė elgėsi. Pažymos yra labai įvairios, tačiau praktiškai visos yra vienodos. Tai yra ta prasme, kad mergaitė buvo ugdoma ir rengiama gyvenimui ne taip, kaip turėjo būti. Ir tai čia būtų jūsų vienas argumentas, kodėl turėjo sugrįžti pas motiną? Matote, yra kitas dalykas, yra visiškai kitas argumentas. Pirma ir pagrindinė vaiko teisė yra augti savo biologinėje šeimoje, gyventi su savo tėvais. Tai yra pagrindas visako vaiko gyvenime. Jis turi būti saugus su savo tėvais, išskyrus tos atvejus, jeigu tėvai netinkamai su vaiko elgesi ir tą nustato teismas. Šiuo atveju teismas nenustatė ir net nebuvo jokių įrodymų, kurie galėtų nusverti į tą pusę, kad mama netinkamai vykdo savo pareigas. Taip yra baudžiamoji byla, tačiau ir baudžiamosios bylos atveju prokuratūra, manau, kad čia yra blogai, kad prokuratūra nei karto labai aiškiai ir konkrečiai visuomeniai nepasakė. Nėra jokių įrodymų, kad mama netinkamai elgėsi su vaiku. Juk dėl to teismas atmetė visus kreipimus, visus skundus mamos atžvilgiu.